Plačiai išreklamuota Kauno miesto savivaldybės antikorupcijos komisijos anoniminė telefono linija tyli. Atsakiklis turintis įrašyti gyventojų skundus ir pranešimus dėl galimos korupcijos neveikia jau 4 mėnesius. Specialistai pasakoja, jog telefonas sugedo po jų kabinete kilusio gaisro. Užsidegė laidai. Čia požiūris degė viskas. Kaip po to gaisro visai čia išjungė viską. Pataisyti ir moraliai ir techniškai nusidėvėjusios įrangos esą neatsiranda nei norinčiųjų, nei sugebančiųjų. Tarybinių laikų autoatsakovas. Jo niekas neberemontuoja, nes nebeturi nei elementinės bazės, nei nieko. Antikorupcijos komisijos pirmininkas pasakojo, jog ir anksčiau atsakiklis tai veikdavo, tai neveikdavo. Nepaisant to, neveikiančios anoniminės telefono linijos numeris nuolat publikuojamas spaudoje, skelbiamas savivaldybės interneto puslapyje. Jį galima rasti ir ant įvairiausių lankstinukų, ar net išvysti ant po miestą kursuojančio troleibuso šono. Neveikiančiame atsakiklyje šiais metais savo pranešimus apie korupciją sugebėjo palikti vos 30 gyventojų. Aš tikiuosi, kad savivaldybės administracijos tam tikros institucijos imsis ir garantuos techninę, technologinę priežiūrą, kad mūsų komisija galėtų vykdyti mums iškeltus tikslus ir atlikti funkcijas. Nors atsakiklį prižiūrintis valdininkai tvirtina apie gedimus iškart pranešantis už telefonus atsakingam bendrajam skyriui, šios specialistai apie 4 mėnesius neveikiantį atsakiklį sako girdintis pirmą kartą. Tačiau netrukus prisipažįsta, jog prieš 4 metus nupirkta pati pigiausia rusiška programinė įranga genda nuolat ir ją esą jau reikėtų netaisyti, o keisti. Nėra užregistruoto gedimo. Ten tik tai žinojau, kad jisai neveikdavo tarpais veikia, tarpais neveikia, o šiaip, kad ištisai neveikia, tai nėra registruota gedimo. Pas mus gali kreiptis dėl telefono linijos, linija, kaip patikrinau, jį veikia ir dabar. Ten neveikia galbūt įranga, o įranga ne mes rūpinamės. Laikas nuo laiko ją vis paremontuojant, jinai šiek tiek veikia, bet ir vėl nusimuša. Tai reikėtų galvoti apie naują daikto pirkimą. Norint nupirkti naują įrangą specialistų skaičiavimais prireiktų beveik 10 000 litų. Pinigų, jei antikorupcijos komisija prašys, bus galima skirti tik kitąmet, o iki tol telefonas esą bus taisomas. Nenuostabu, jei tai užtruktų. Ko jau ko, o korupcijos atveju miesto savivaldybė ir be anoniminių pranešimų netrūksta. Vien šiais metais į specialiųjų tyrimų tarnybos akiratį dėl galimo piktnaudžiavimo tarnybą pakliuvo net 3 Kauną valdančiai konservatorių partijai priklausantis valdininkai ir politikai. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.